Naršant socialinius tinklus, vieną dieną man užkliuvo labai graži nuotrauka. Joje sėdėjo moteris, plačiai ir žavingai šypsojosi. Nuotraukos fone matėsi rėmelis, kur aiškiai galėjau įskaityti žodžius. Daryti tai, ką mėgsti, laisvė. Mėgti tai, ką darai, laimė. Pagalvojau, kad tai yra labai stipriai pasakyta. Taip aiškiai, į keli žodžius, į vieną sakinį, paprastai, bet labai stipriai. Pasidalinau šią frazę savo socialinėje erdvėje ir netrukus gavau žinutę. Tai yra žodžiai iš mano darbo erdvės, kaip smagu, kad dalinatės. Aš pritariamai atrašiau ir tai prasidėjo mūsų draugystė su Daiva. Nors žodis neurografika skamba labai rimtai ir moksliškai, tačiau tai yra gana paprastas, šiltas ir, sakyčiau, moteriškas būdas pažvelgti į save truputėlį kitaip, kitų kampų ir visko gali būti atrasti dar nepatyrinėtą mūsų potencialą. Šios dienos pašnekovė yra Daiva Sadeckienė, neurografikos instruktorė, estetinė kaučerė, juoko jogos instruktorė. Labą dieną, Daiva. Labą dieną. Kaip laikotės? Visada esu labai dėkinga, visatai ir tiem inžineriniam tinklam, turbūt, kurie taip gražiai kartais sudėlioja ir suveda žmonės. Ir kaip visada mėgstu sakyti, atsitiktinumų nebūna. Ir ta frazė tokia labai gražiai mūsų suvedė šiam pokalbiui. Algoritmai veikia, ar ne? Ne tik tai visatoje, bet jie veikia ir socialinėje erdvėje tie patys. Tai tikrai taip norisi ir paliudyti tai, kad tikrai daryti tai, ką mėgsti, yra laimė. O mėgti tai, ką darai, yra, iš tikrųjų dar atveria didesnius, platesnius horizontus į tą laisvę. Bet kas svarbiausia, tai kad kai labai kažko trokšti ir pasitikė, atsiveria galimybės. Taip. Atsiveria galimybės naujiems dalykams, atsiveria galimybėms tiem patiems, bet vėl su nauja kokybė. Moteris 45+. Kadangi mes apie ją kalbame apie mus, tai jūsų įžvalgos, kaip atsiranda tas poreikis patyrinėti iš naujo, paieškoti kažką naujo, nes lyg tai viskas jau ir suprantama, pagyventa, išgyventa. Kokia jūsų būtų įžvalga? Atrodo, moteris 45+, tai prie pliusą pridėčiau amžiną smalsumą. Taip. Ir kai gyvenimas yra įdomus, tai mūsų nei protas tinginiauja, nei mes tinginiaujam ir tos galimybės atsiveria gyventi toliau labai įdomiai. Nes tai yra tikrai, tas mūsų aukso amžius, ar ne? Kai vaikai užauginti, paauginti, kai gali tiesiog atverti tą naują savo saviraiškos langą, lapą, galimybių, erdvę ir atrasti save naujai, pamilti save naujai. Bet kas mus verčia, jūsų nuomonė? Nes tikriausiai didžioji dauguma moterų galėtų paliudyti. Kažkas tai ten pradeda kirbėti, bet kažkas pradeda viduje gal kirbėti. Kaip jūs sakot, smalsumas, bet kas jį sužadina. Jūsų tiesiog įžvalgos man taip. Aš tai visada sakau, kad labai svarbu klausyti savo vidaus. Ir tas vidinis kompasas yra pats geriausias vedlys. Ne pati aplinka, kuri kelia galbūt ten kažkokius moteriams, sakykime, reikalavimus. Čia priklauso nuo to, kaip mes pačios paklūstam ar pasirenkam tiem reikalavimam kažkaip atsižvelgti. Bet tas vidinis kompasas, ar man yra gerai dabar ir ką galiu padaryti rytoj geriau. Tai tas nuolatinis paieškojimas, man atrodo, yra didžiausias, geriausias vedlys mokytojas. Įsiklausyti savo vidaus, stebėti ženklus. Ir tada atverti tas galimybės, o įrankių yra be galo daug, kur save galima dar giliau atpažinti, suprasti ir tada išreikšti. Ar gali būti, kad panašiai ties tom amžiumi mes kažkokį pajaučiame, impulsą, vidinį, gamtos duotą, hormonų duotą, ar ne?
tam kažkokiam tai naujam? Ar gali būti, ar jūs galite sutikti ir pagal savo patirtį, ar jūs galite paneigti arba paliudyti, kad ta moteris daugiau linkusi ieškoti, negu, tarkim, 35 metų moteris? Manau, kad kartais to nuo amžiaus nepriklauso. Yragi ir jaunų aptingusių, ir vyresnio amžiaus žmonių labai aktyviai veikiančių. Bet ateina tas momentas, kai tai, ką darai prastai, sukies autopilotų, savo veiklose, ateina tas momentas, sakai, o tai viskas? Tik tai apie mane, Taip, čia tik tai. Jau aš viską atrodo žinau, ką veikiu ir aš dabar tikrai eisiu tik tai šitą vagą. Tas pats nutiko ir man. Ir ne dėl to, kad buvo nuobodu, kaip tik buvo tos saviraiškos pakankamai daug, nes berods tas Kem 5+, tai sakyčiau, čia tas laikmetis kaip tik ir buvo, kai prabudo mano vidinis tas kažkoks balsas, kur sako, okei, taip, tu veiklą turi, tu turi sukurs verslą, verslas pakankamai kūrybiškas, įdomus, užimtumas didelis. Ir jie tame jau pasiekti rezultatai, yra ir tos saviraiškos pasiekti rezultatai, bet ir sakai, tada tikrai viskas. Ir aš čia tame etape išsikėliau savo klausimą apie tai, kad o kas aš esu dar, be to, kad esu tik oranžinė Daiva. Taip. Ir čia kas nežino, ta oranžinė Daiva, tai dėl to, kad yra sukurtas verslas, įmonė, oranžinė reklama, kuriai tuo metu, gal kai kilo man tie klausimai, buvo 15+ metų. Ir oranžinė sala, tai tie oranžiniai akcentai čia toks kaip mielas priminimas. Sąsaja, ne? Jie kartu su jumis, jo, taip galima sakyti. Tuo metu ir kilo klausimas, ar tai yra viskas, tik tai reklamos paslauga, švenčių dekoravimas, grafinis dizainas, ar tik tai tikrai tik tai yra. Ir žinokit, kai iškeli klausimus, ateina atsakymai, atsiveria tos galimybės. Man jie buvo labai svarbus tie klausimai. Ir atrodo tuo metu, o ko tau dar trūksta, pakankamai yra veiklos, veikla yra įdomi. Taip. Ir čia sukirba turbūt tas mūsų vidinis pašaukimas. Ieškoti, kas esu dar, eiti į gylį. Ir ne tik į darbą, bet atrasti tai, ką myli, Vidų. mėgsti, Taip, vidų kur širdis pakapstyti. dainuoja. Aš tuo laikmečiu pradėjau ieškoti, kur mano širdis dar veikloj dainuoja. Ir va čia tiesiog kviečiu eksperimentuoti, ieškoti moteris. Ir prisiminiau, kad man labai patinka piešti. Nors į piešimą tuo metu sugrąžino iš grafinio dizaino, sakykime, tikrai ne iš malonumo, o toks buvo sunkus gan periodas man psichologiškai, emociškai, sakykime. Ir aš tiesiog pasidėjau didelį lapą ir sėdau piešti mandalas. Ir tada supratau, kad dabar atsisukus atgal, kad kartais dalykai, kurie nutinka mums galbūt ir atrodytų nemieli, nemalonus, tai yra patys geriausi transformaciniai lūžiai. Po kiek laiko atsisuki ir sakai, tai va, apie ką man čia gyvenime tada. Tada man atvėrė galimybių langą iš tikrųjų į tai, kas esu dabar. Ir kad per tos 4-5 metus galima Kem 5+ būnant prisiauginti ir naują specialybę, ir atverti savo talentus, ir apjungti visus esamus resursus. Aš visada domėjaus psichologiją, visada domėjaus piešimu, menais, bet niekada nedirbau mokytoja, nors esu braižybos dailės darbų mokytoja su diplomu, o nuėjau visai į kitą kūrybinį pasaulį. O va šiandien dieną apjungus tos visus resursus, galima Kem 5+ turint tai toliau studijuoti ir mokytis ir priauginti naujų specialybių. Tai žodžiu, potencialas yra pas mus beribis, tik reikia jį nebijoti pakrapštyti, pažiūrėti, pabūti su naujom idėjom. Nesakyti, kad per vėlai. Taip. Tikrai realu, įmanoma ir tiesiog liudiju savo patirtim, kad šiandien dienai labai įdomu, kai jau tikrai keletą metų drąsiai galiu pristatyti, kas esu ir ką veikiu gyvenime ir kuo įkvepiu kitus. Taip, tai yra svarbu. O tai įvyko būtent Kem 5+. Tas pokytis. Tai mielos moteris, 45+, tai yra iš tikrųjų labai gražus ir, galima sakyti, etapas, kuris gali pakviesti mus labai
save patyrinėti ir atrasti, kaip ir minėjau, dar net nenumanyto potencialo savyje. Na, gal grįžkime prie tos neurografikos, jinai skamba, na, gana taip moksliškai, man asmeniškai ir toj pat kažkas su smegenų veikla. Tikrai Apie taip. ką tai yra? Na, tas paminėtas žodis moksliškai, jisai tikrai taiklus, nes tas metodas neurografika yra pagrįstas moksliniais tyrimais, kaip per piešimą tikslingais algoritmais mes darom įtaką savo mąstymui, kad yra neurografinė linija, kurią išpiešiant, tikslingai dirbant savo pasirinktoj temui, klausime, problemui, daro įtaką mūsų neuronams. Nu, ne veltui yra sakoma, kad tas metodas yra pats ekologiškiausias. Net nebijoju, saugiausias. Saugiausias daryti tą poveikį mūsų neuronams. Tarsi, kaip pats metodo autorius sako, plastinė neurono operacija. Skamba labai fainai, nes ką aš galiu paliudyti pati, kad realiai aktyvuojasi mąstymo resursas ir vat būtent tiek pati labai daug dirbau su tuo metodu, kol studijavau ir dabar su klientais dirbdama, nu įvyksta tas neuronų šokis galvoje. Ir labai dažnai po sesijos metu sako, kaip įdomiai mane veikia, o kodėl man anksčiau tai neatrodė. Vat būtent taip, į šitą problemą, į šitą situaciją, nes tas neurografinis piešinys tai yra tiesiog kaip minčių žemėlapis, kuriame gali daryti pokyčius. O galima patikslinti, tai labai paprastai, čia ta tokia supaprastinta versija, kad būtų aišku, tai yra užduodamas klausimas ir mes paišome, renkame spalvas, pats procesas, va tiesiog keliais sakiniais, jeigu kad būtų labai aišku. Pats procesas visada prasideda nuo užklausos. Nuo suformuotos užklausos, aiškios temos. Netokio tikriausiai, ar aš galiu būti laiminga. Ne, dažniausiai šitas metodas palydi ir į išėjimą iš asmeninių užstrigimų, iš tų susivėlusių minčių, iš įsitikinimų rinkinio mumise gyvenančio, iš toksinės emocijos, iš abejonių. Ir tada jau keliaujam į naujų galimybių sukūrimą, pamatymą naujų galimybių. Tai visada prasideda nuo temos klausimo ir tada yra moksliškai tiesiog sudėlioti algoritmai, ne veltui yra studijuojama, kai praeinant visą tą seką ir tikslingai užduodant klausimus klientui. Todėl neurografika apjungta su estetiniu coachingu, ji kuria rezultatą. Nors dažnai klientai sako, labai daug galima naudos išsinesti savo asmeninės tik pokalbyje, susitikus. Taip. Bet atrodo, kad tą akimirką, jeigu baigtume ir būtų naudinga, bet man labai gražu tai, kad po to, kai pusė sesijos praėjo su klientu, mes sėdam piešti, dirbti būtent neurografiškai su ta tema, įvyksta tos paliudijimas, kad pokytis daug akivaizdesnis, nes mes dirbam su pasąmonė, aktyvuojasi srautas, nusijima tas, toks tengimasis gražiai atsakyti į klausimus. Taip. Ir tada klientas dirba tik savo temoje, savo minčių resurse, užduodi tinkamus klausimus, o piešinys labai daug atneša informacijos. Ir čia šitoj vietoj labai gražiai apsijungia mano net keletas metodų, ne tik neurografika, kad piešinyje, kaip ir mūsų rašte, yra paslėpta daug informacijos. Ne veltui mūsų raštas yra ir neskirtingas. Taip. Tai taip ir neurografiniam piešinyje yra žinutė, informacija. Ir tame tikslingai uždavus klientui klausimą galima jau transformuoti piešinį. Galima įnešti norimo link rezultato energijos, panaudojant praeities resursus, esamus resursus, aktyvuojant. Jūs interpretuojate tą piešinį kartu, tiesiog iškylos kartu, ar ne? Tada ieško tų atsakymų, ką suteikia tas piešinys. Tai yra labai toks giluminis vidinio pasaulio atsiverimas. Ar drąsu
kurie kreipiasi, atsiverti, taip, ta prasme, apsinuoginti tą savo sielą, to savo... Bet čia ir kyla klausimas, kiek nori pokyčio. Nes mesgi iš prigimties žmonės esam kaip ir mūsų smegenės tingus, ar ne? Bet jeigu tą akimirką supranti, kad yra poreikis pokyčiui, tai nebūtinai apsinuoginti, tai yra labai paprasti elementarūs dalykai, nes tai nėra kažkoks ėjimas labai į praeitį ir analizavimas tavo gyvenimo, tai nėra terapija, tai nėra terapeuto darbas, psichologo, tai yra iš dabarties būsenos planavimas į ateitį. Projektavimas. Tiesiog tai yra įrankis dirbti su ateity, sakykime, keliavimas lyg į ateitį. Tai ir metų planų išsipiešimas, verslo idėjų išsipiešimas, kažkokio asmeninių ant laiko linijos pavaizdavimas ir aktyvavimas žingsnių artimiausių metų, ką gali daryti. Tai yra labai racionalus įrankis, nieko mistiška. Dar klausimas, ar spalvos dalyvauja? Taip. Dalyvauja spalvos. Tai yra galima keisti. Neurografikos abėcėlė ir formos, linijos ir spalvos dalyvauja taip tame. Bet metodas yra tinkamas visiems. Jis nėra skirtas tik tai mėgstantiems piešti. Tai va čia irgi ir mokantiems piešti. Nes, tarkim, aš visiškai nepaišau. Ir, mano, čia gal jau irgi kompleksas vidinis, kad atrodo, ne, jau tik tai ne, nes ten mano piešinys, nežinau, sūnui buvo 4 metai, kažkas rado piešinį ir klausė, ar čia sūnaus darbas. Nesakau, čia aš paišiau, maždaug taip, tai man ta prasme tas piešimas kelia tokį susijaudinimą iš karto, nes man atrodo, kad iš karto feilas, kaip sakant, iš karto nesigaus. Ne apie meną. Ne apie meną. Ne, čia ne apie meną. Aš vedu ir kitas edukacijas, kurios labiau apie meną. Bet jeigu kalbėti tik apie neurografiką, tai yra labiau įrankis planavimui ir piešia ir vyrai, ir moteris, ir vaikai tas neurografinės linijas ir per šitą liniją susikalbėti su kiekvienu galima ir visiškai nemėgstančių piešimo. Supratau. Tai tarsi tokia, zona, kuri atrodo, kaip ir sakau, tokia lyg tai moksliška, bet kaip ir tikriausiai ta nuojauta, tai ką įvardinau, kad tai yra šiltas, gražus, natūralus, bet tuo pačiu ir aiškus būdas, kuris turi savo metodus atskleisti save daugiau ir tiesiog padėti savo projektuoti savo... Ne visada jis šiltas. Ne. Nevengiu, žinokit, ir tokių labai akivaizdžiai tokių pajudinančių klausimų, nes tai nėra terapija, vis tiek tai yra susidėlioja iš tam tikrų etapų, kai yra šiek tiek terapinio momento, bet šiaip tai yra ne meditacinis piešimas. Aš sakau, aktyvuojasi neuronai. Tai yra darbas? Taip, tai yra darbas. Ir labai dažnai klientai sako, wow, koks aktyvuotas smegenų resursas atrodo ir tonusas yra, ir nuovargis gali būti, bet esmė yra tai, kad yra rezultatas. Yra įkvėpimo rezultatas, yra numatomi žingsniai, aiškiai pamatomi užstrigimai. Ir tai tiesiog aš palydžiu tame procese ir per tuos visus užstrigimus. Su klausimais tikslingais ir be abejo per su pačia technika. O kiek reikia susitikimų maždaug? Aš suprantu, kad taisyklių nėra tikriausiai, labai individualu, tai priklauso nuo keliamo klausimo, nuo žmogaus, nuo jo ieškojimo galbūt, bet kiek, ar gali užtekti vieno karto? Ar įprastai iš to vieno kyla dar klausimų, iš to vieno dažniausiai kyla dar tikslinga bent 3 sesijas turėti, jei kalbėtume apie asmeninės. Be abejo, jeigu esi grupiniam užsiėmime, tokių irgi yra edukacijų, tai nėra dirbama tavo tempu, su tavo tema, labiau yra toks jau bendras grupės darbas, bet labai dažnai rezonuoja visai grupiai tam tikri užduodami klausimai, netgi asmeniniai patyrimai, pasidalinimai. O jeigu taip asmeniškai, tai aš kaip visada sakau, pirmą sesiją galima ateiti susipažinti su technika, meistru ir galimybėmis ir susidėlioti tą planą, nes yra klientai, kurie renkasi visą mentorystės planą ir susideda iš 5 sesijų ar daugiau, bet efektingiausia, ko gero, 3 kartus, 3 sesijas turėti, pasidėlioti planą, bet yra kas ateina ir po kažkurios tai pertraukos, sakykime, su viena
vieną sesiją, vienai užduočiai kažkaip pajudinti, pažiūrėti ją, kaip pasimodeliuoti. Na, nes tai yra vis tik grafinis coachingas. O ką gali pasidaryti moteris namuose? Ar namų darbus kažkokius tai gali pasidaryti? Ar tiesiog gali po susitikimo kažką daryti namuose pati individualiai? Ar yra va tas, ar tai yra būtinas palaikančio žmogaus, suprantančio žmogaus, interpretuojančio žmogaus, bet visus tuos procesus? Ar yra namų darbai? Namų darbai. Dažniausiai klientai daug susikonspektuoja atėjusios jiems suvokimu atėjusių ir tos žingsnių į ateitį. Susikonspektuoja, nes ateina tuo metu labai daug naujų suvokimų, pamato galimybę save visai kitaip. Ir tada jau namų darbai jau jų asmeninis reikalas. Jeigu mentorystės planas taip, mes tada palaikom ryšį, bendraujam, auginam drąsą tiems žingsniams, naujiems įkvėpimams. Ir va čia toks noris paminėti, kad tikrai labai daug yra internetinėje erdvėje įvairių nemokamų neurografikos sesijų. Ir čia galima susipažinti su to metodu. Išsipiešti, pabūti tame, bet sakyti ir viskas, ir čia tiek. Nes mes patys iš prigimties turim tą tokią, kad patys nepravedam save per probleminės vietas. Taip, jas nuslėpiam, užglaistom, užsiklijuojam pleistriukais. Todėl jos ir tik tai gilėja, užkišam, dulkiam apeina ir ko. Kam čia reikalingas profesionalus vedlys, instruktorius, coacheris, nes jis užduoda tinkamus klausimus ir tada tu perlipi gražiai. Ir tada surandi tą naują įkvėpimą, kad gali. Tai va, tas metodas, jisai tikrai atneša kitą požiūrio kampą. Tu šiek tiek užsiminėjai apie savo patirtį ir gal galėtum tada pasidalinti plačiau truputėlį, kaip tavo kelias ir galbūt, jeigu gali, taip atvirauti, koks buvo tavo pirmas klausimas, ar kaip tyrinėjant save, atrandant save. Aš ieškojau saviraiškos, tas Kem 5+. Bet būtent tai ir buvo tavo tas kertinis, pagrindinis tas toksai. Jeigu tai pažiūrėti atgal į istoriją, tai pirmiausiai tai mane pakvietė meno terapija, netradicinė meno terapija. Ir šiuo metodo mokiaus, dirbau pati. Ir tada man atėjo toks, kad nepakankamai, dar kažko reikia, kažkokią racionalesnį įrankę. Kad apjungti piešimą ir psichologiją, susiplanuoti. Ir man pačiai tuo metu vyko tas irgi transformacinis lūžis, tos paieškos, kuo aš norėčiau toliau būti, kaip galėčiau apjungti savo, sakykime, surinktą patirtį, talentus ir dalinti su žmonėm, nes jau iš tikrųjų ta patirtis Kem 5+ mes visi turim. Ir tiesiog tada pastebėjau neurografikos įrankį. Taip. Ir pati savo išsipiešus, būtent ieškodama saviraiškos kelių, susižavėjau to įrankio, kad jis iš tikrųjų veikia visiškai kitaip, nei vien mintise ar išrašant, sakykime, savo planus, mintise planuojant, projektuojant, kad neurografiškai piešiant, rašant, struktūruojant, ką tu nori, visiškai kitaip aktyvuojasi ir galiausiai paskui realizuojasi šitie dalykai. Ir taip atėjau mokytis į neurografiką. Ir pirmieji kokie atradimai. Irgi man taip smalsu truputėlį, jeigu gali, pirmieji atradimai. Tai kad tu gali atsidaryti, kad tu gali būti smalsi, kad tu gali atrasti naujus horizontus. Kad tu gali atverti savo tikrai naujas galimybės, kad šiandien dienai gali, atrodo, vesti užsiėmimus, dalinti savo surinkta patirtim, panaudojant šitą įrankį ir ne tik šį, dirbti su klientais, jų temą spręsti. Tarp prieš kokį 10 metų, aš nežinau, ar aš būčiau sakius, kad tai realu. Tai manau, kad pirmiausiai tas ieškojimas atvėrė man galimybės,
O šiandien dienai, tiesiog aš tikiu, kad aplink mane labai daug yra aktyvių, save realizavusių moterų, bet tikrai žinau, kad ateina į sesijas ir galbūt net šiandien dienai, va dabar žiūrint, sėdi ir sako, o jaučiuos pastrigus, gal susivėlu savo mintyse ir tą moku, o niekaip nesusidėlioju. Tai va tiesiog yra būdas, kaip galima ateiti ir susidėlioti savo tą minčių žemėlapį ir pamatyti. Padėti sau. Man tai žinai, tas rezonuoja, kad padėti sau. Aš galiu padėti sau išeiti greičiau, lengviau. Taip. Ir be abejo, kaip moteris, kaip tikrai yra ir draugė, su kuriuom gali pasišnekėti ir visa kita, bet tai kartais yra visiškai ne apie tai, tai yra apie mus pačius, apie tą mūsų vidų, kur kartais mes tikrai visuomenėje stengiamės truputėlį, kaip čia pasakyti, įvynioti save į tą popierėlį, kokį norėtumėm įvynioti, kokį norėtumėm matyti ir prarandam tą savo tada ryšį tikriausiai su savim. Tai aš manau, kad šiandien dienai tikrai palydžiu moteris ir ne tik moteris iš to ir užstrigimo, ir tos gal baimės keisti, ar baimės imtis kažko naujo, arba pamilti iš naujo savo esamą veiklą. Ir aktyvuoti tas naujas neuroninės jungtis, tai norime naujiem dalykam. Kad iš tikrųjų uždainuotų širdis ir drąsiai galėtum sakyti, kad myliu tai, ką darau ir mėgaujuos tuo. Man pačiai patyrimiškai praėjau tokį etapą, kada, žinai, kaip, tu tą tikrai labai tiksliai vardinai, kad, neramu, kažkas susijaukia, kažkur pastrygė, bet mano atveju aš pati ieškojau. Aš pati kankinausi. Pati, ta prasme, dramą dariau viduje, kas čia man darosi, kodėl darosi ir paskui kažkaip tai natūraliai, matomai irgi neatsitiktinai, kai ieškai, tai randi, tik tai aš įsivaizduoju, kad ilgesnių kelių aš ėjau, kad tiesiog atrasčiau šiai dienai, ką aš noriu daryti, kur matyčiau prasmę ir kur vėl užsidėkčiau toje veikloje. Ką patartų moterim, kurios toj būsenoj, kad, nežinau, kažkas taip, bet man viskas gerai, aš klausimo neturiu, man viskas suprantama, aš nieko keisti, gal irgi įti nenoriu, bet man neramu. Kokie tavo būtų įžvalgos, patarimai, kaip su savim kalbėti, kaip save paskatinti, padrąsinti, ieškoti. Skirti laiko pagaliau, nes tas irgi yra darbas. Tai yra toksai, kad ir malonus, kad ir dėl savęs, bet tai yra darbas. Pirmiausia, tai kodėl neramu? Čia po šito visada slepiasi kažkas daugiau. Ir labai šitoj vietoj padeda dėkingumas už tai, ką turi dabar. tą mes pamirštam. Tą mes pamirštam. Tikriausiai pirmiausiai trūkumai, ko dar reikėtų, kaip galėtų. Nes mūsų mintis yra siekla, visa ko pradžia. Ir ta minties galia, jinai yra stipri. O mes per dieną labai daug minčių, ten, nežinau, mokslininkai sako, nuo 16 iki 30 tūkstančių minčių turim. Tai įsivaizduokit, jeigu mūsų fokusas yra į neigiamas mintis, tai mes ir nerimą pasiejam, ir abejonės užauginam, ir neišjudam. O jeigu aktyvuoti fokusą į tai, kad, ką aš galvoju, tai taip pat ir sesijos metu mes labai tikslingai susifokusuojam į tas produktyves mintis, į tą pozityvų intelektą. Ir padarom tos neuroninės jungtis tarp noriu ir galiu. Ir sutrumpėja tas kelias. Ir aktyvuojasi žingsniai, ką aš galiu dabar. Nes ta pasėta sėkla abejonės, ji be abejo nebus kūrybinė. Ji neturės tų kūrybinių rezultatų ir vaisių. Todėl, pirmiausiai galima sesijos metu ir padaryti tą išmetimą, išėjimą iš to abejonių, išsilaisvinimą iš toksinės emocijos, iš apribojimų vidinių, o tada tik tai surinkti tą reikiamą resursą ir susirinkti tas, kaip aš sakau, mintis sėklytės. Tai, ko tiksliai reikia, išsigryninti, ne? Tai mintis visą ko pradžia, jinai turi kuriančią galią.
Tokia, žinai, atrodo tarsi labai paprastos, aiškios, suprantamos tiesos, bet kurias kažkodėl tai taip yra sudėtinga įgyvendinti ir gyvenime vadovautis jomis. Gyvenimas labai paprastas, mes tik savo požiūrį jį padarom labai sudėtingą. Nes gal ne tuo kampu žiūrim į gyvenimą, galima pažiūrėti ir kad kartais ir duota problema, situacija, įvykis yra dovana, resursas keisti. Kad tai nėra nesėkmė, kad gal tai yra supakuota sėkmė, dovana. Na, tikriausiai bent jau mano tokios įžvalgos būtų, kad stebint ir aplinką, netgi kartais ir save pačią, tai mes linkę arba kaltinti kažką dėl to, arba save pačią, nu ir žodžiu, kad tai yra, nu, bet kokiu atveju minusas, ar ne? Bet čia labai gražiai tavo, vat, irgi ta išsakyta mintis, kad iš tų, vat, minusų, kuriuos mes taip įvardinam, sakykim, ar ne, liaudiškai, kad tai yra... Kad galimybė perspektyvoje jo ir ilgesniai perspektyvoje, galbūt kitą dieną, galbūt už savaitės iš to gali būti didelis pliusas. Taip, tai vat gal toks nepriklausomai nuo amžiaus, bet kadangi mes čia labiau orientuojamės į Kem 5+. Į tą aukso, žinai, amžiaus moterį. Tai toks vat gal ir būtų kvietimas, kad, na, pamatyti tas galimybės, kurios dar yra kaip dovanos. Ir nebūtinai eiti tą pačią autopilotinę vagą, kokie esame įpratę, žinom, kas esam, kad tikrai galima atverti tą gausą. Gražus žodis gausa. Ne veltui tas 45+, tai tas ir kvietimas, kad ne minus, o paversti į plius, ar ne? Taip. Nu, tai čia ir taip jau mes pliusą rašom, ar ne? Kad moteris 45+, tai jau su pliusu, tai jau yra, na čia žinai, tas vėlgi galbūt užkoduota yra, kad būtų aišku apie ką, bet va čia irgi labai gražiai įžvalga, kad tai jau pliusas yra. Taip, aš pavyzdžiui, nu, kviečiu pajusti tą dėkingumą už tai, kad nu, tai jau yra surinkta tokia patirtis, va toks yra brandus amžius. Ir mes galim tuo įkvėpimu dalintis ir jaunesniai kartai, ir viena kitai, ir tų įrankių labai daug yra, per ką galima. Tai mūsų kūnas yra ir smegenis, neuronai yra tingus, bet lankstus. O labai nuo to priklauso, ar mes, kokį vėsim gyvenimo būdą, kaip mes mąstysim, taip tas lankstumas mūsų ir bus. Ir todėl tas amžius gali būti privalumas duotybė arba nerimas, nes galbūt aš tikrai nesu savo kely tuo metu, gal nepakankamai realizuoju, gal labiau dairausi kitas, kokios yra sėkmingos, bet visada iš šono gali atrodyti vienai, bet reikia praeiti tą savo kelią, todėl, kaip sakau, savo gyvenimą nepavėluosi, bet svarbu norėti eiti. Bet labai graži mintis, tikrai taip. Kas tavo nuomonė yra sunkiausia paieškose, va tose savo vidinėse, va apie tai, ką mes dabar kalbėjom, va toje nebaimėje, va tą smalsumą, va pasitelkti, visą kitą? Rasti su kuo tai aptarti. Rasti su kuo pasikalbėti ir ieškoti. Būti smalsiam. Tai vat ko gero sunkiausia yra gal pripažinti savo, bet kai jau tai padarai, tiesiog ieškoti, kas gali būti, nu, kas gali padėti tos sparnus išskleisti, jeigu jau jie ten yra per sunkus nuo minčių, amžiaus ar dar kažkokių kitų priežasčių. Man va čia irgi tą labai, žinai, surezonavo tavo vat ieškoti, kas gali padėti. Na, padėti gali, nežinau, draugė, aplinka, ratelis, hobiai, tiesiog kažkokios saviugdos praktikos, neurografika, ar ne? Bet kodėl mūsų visuomenė, beje, jeigu kalbant apie moterį ir mes pačios, linkusios negatyviai vertinti, pesimistiškai vertinti, na, ta prasme, neauginti viena kitai sparnų, o priešingai, nors to reikia. Nu, kaip, nu, aš nežinau, aplinkoje tikrai yra didesnis spaudimas nedaryti negu daryti. Nepastebėjai? Aš galvoju ir pati vat savo kuriama aplinka, kad bendrystė yra didžiausia vertybė. Vat gal dėl to ir jau beveik 2 metus darau oranžinius vakarus moteriams, kur yra moterų ratas, sąmoningų moterų ratas,
kur mes susitinkam būtent dalinti savo patirtimi ir įkvėpimu, nes tai yra labai svarbu. Tai mes ten turim ir pokalbius, teminės diskusijas, praktikas įkvėpimui susirinkti, pastiprinimui. O ta bendrystė ir vyksta tada, kai mes dalinamės, auginam vieną kitą. Palaikom, Taip, suprantam, apkabinam ar ne? Tai man tie ratai yra, kai aš pati prisipildau, bet ir gražiai galiu apjungti visų susirinkusių moterų resursus. Ką pasakytų moteriai, kuris sakytų nesąmonę? Nes yra tokių. Aš susiduriu su tokiu. Aš tokiais atvejais sakau, kaip galvosi, taip ir bus. Ir čia toks grožis to gyvenime yra, kad jei sakysi, kad nesąmonė, tai tavo bus ir nesąmonė. Jeigu aš sakysiu, man veikia, tai man ir veiks. Jeigu sakysi, kad man pasiseks, na tai galimybė atsivers, kad kur kas didesnė, kad aš galvoju, kad čia vėl taip. nuo tos minties yra, kaip galvoji, taip ir bus. Tai tokia labai paprasta išmintis, turbūt, nežinau, nuo tūkstantmečių laikų Biblijose parašyta jau. Tai pabandyti reikia. Aš galvoju, kad bet kurį metodą, knygą, filmą, rūbą, stilių, tiesiog galima prisimatuoti, kaip ir šitą įrankį, ar ne? Nes net jeigu tai vyks klaida, kaip aš dabar galvoju, surinksi savo patirtį, ar ne? Tiesiog surinksi. Galva vis tiek liks ant pečių dėl to. Taip, surinksi savo patirtį ir kas gali gražaus nutikti, tai kad gali atrasti kažką naujo. Gali prisiauginti kažkokią tiesiog naują suvokimą, galimybę savo. Tai aš galvoju, mes jauni tol, kol mes esam smalsus. Oi, kaip gerai. Oi, kaip gerai, čia kaip sutinku. Mano tikriausiai jaunystė, tai smalsumas lygų, arba reitinguojant, tiksliau, gal taip norėjau pasakyti. Tai smalsumas. Jaunas žmogus visada smalsus. Labai faina. Dabar siūloma visokiausių praktikų, savęs pažinimo, saviugdos. Ta prasme, tikrai aplinka matomai tai diktuoja poreikis ir tas labai smagu, kad vadinasi žmonės ieško, jeigu yra ar ne ta aplinka tokia, to ko pradėti. Bet kaip žmogui pasirinkti tinkamą? Ar ten eiti su gongais, ar į neurografiką, ar dar, nes tikrai erdvėje kartais pasižiūriu, oho, wow, ir kaip tos moteris visur suspėja šitame, kokias tavo būtų. Galvoju, kad pradžia jau senai padaryta, bet nauja pradžia gali būti dabar. Ir nėra vieno laimės recepto, nėra vieno kelio, kiekvienas individualiai. Ir čia šiuo atveju aš galiu sakyti, kas man veikia. Taip. Tai galbūt veikia tai, kad prieš turbūt kokie 18 metų, tuo pačiu metu, kuriant verslą, aš tuo pačiu metu atėjau į jogos užsiėmimus. Taip. Ir čia racionalus protas, kuris apkrautas veikla planavimu darbu, o čia meditacija, ramybė. Ir man tuo metu tikrai atrodė, kad gulėti šavasanai, tai yra toks, aš dar to nepadariau. Ir ten elektroninę laišką kokią tam neišsiunčiau, ir pasiūlymą paviršau, ir vaikam ten kažkokių pratybų nenupirkau. Ir tas aktyvus protas, jis sako, o ką čia gulėti, labai daug veiklos. Ir tai buvo prieš 18 metų mano pradžia, sąmoningumo keliui, pažinti save per kūną, mintis, mąstymą, gyvenimo būdą. Ir greta to, kai įsileidau daug, sakykime, verslo ir kūrybinio pasaulio į save, lygiai taip įsileidau ir pirmuosius žingsnius pažinti save. Tai mano pradžia buvo tokia. O paskui tiesiog, kai pradedi suktis, tai, limpa nuo įvairių naujų tų praktikų, patirčių, knygų, galimybių, žmonių, tinklas. Taip mus ir subrandina ir užaugina. Tai žinai, man pačiai tokia įžvalga, nuojauta ir mano galbūt tokia būtų mintis, kad vis tik tai pirmiausiai reikia su savim pasikalbėti, rasti kelią, bent truputėlį su savim kažkaip tai susivokti ir tada pradėti dairytis tų krypčių. Smalsumas. Labai išrašymo praktika padeda. Jeigu žmogui yra, sakykime, neturiu kur nueiti, nenoriu. Dar nenoriu. Tai sėsk ir rašyk savo mintis, išrašyk
tą visą minčių chorą, varlių chorą, kaip aš sakau, kuris galvoje susivėlęs, išrašyk ir galbūt tikrai ateis dzen mintis tą, kurią užrašysi esminę. Bet to visada yra daug specialistų, kur galima ateiti, pasikalbėti, iškelti tą rūpimą klausimą ir pažiūrėti jį drauge su specialistu. Pokalbiuose visą laiką, mano pokalbiuose su moterim, iškyla, žinai, toks, čia kaip jau nežinau, amžinas pasiteisinimas, aš neturiu laiko. Aš neturiu laiko, ką tai atsakai. Nes čia yra, žinai, kaip jau. Aš nenoriu būtų lygų. Aš dėčiau lygybę, nenoriu. Aš neturiu laiko, tai lygų nenoriu. Ir va čia yra ta asmeninė tiesa. Ko nenoriu, tam ir neturiu laiko. Bet kai aš pradedu norėti, aš pradedu po truputį atrasti tam laiko. Man irgi atrodė, kad užsiemant savo įprastą veiklą, darbais, klientų, užsakymų, vykdymais, aš neturiu laiko piešti mylimas mandalas. Aš neturiu laiko studijuoti meno terapiją. Neturiu laiko. Taip. Kada ateis mano tas 8-adienis ir aš galėsiu skirti savo hobiui. Pažįstamas tas jausmas. Nes atrodo, viskas yra suplanuota ir nėra tame nieko blogai. Bet vidinis tas balsas vis sako, tai kada mano tas 8-adienis? Ir aš jo pradėjau pati ieškoti. Ir tada, kaip sakau, Dievas davė dar ir karantiną, kai buvo galima legaliai. Išprašytas, galima netgi taip sakyti. Buvo galima legaliai tada pasukti tai, ką vidus senai prašė. Tai, kad nereikėtų žmogui sulaukti karantino, ligos ir dar kažko, tai tiesiog sąmoningai suplanuoti, o ko aš norėčiau dar šiam gyvenime nuveikti, arba ką aš norėčiau dar patirti. Nes tas gyvenimas, jis toks, irgi duotas laikas. Tai tam laike aš randu laiko tam, ką aš mėgstu. Tada natūraliai pradedi planuoti ir kai fokusas atsisuka į tai, ką myli, mėgsti ir tame laisvė atsiranda. Ir iš tikrųjų tame atsirado daugiau laiko visom tom veiklom ir mokslam, ir praktikom, ir išpiešimui. Štai man dabar tokia mintis neteisinga, gal jinai labai drąsi viešai auditorijai, kaip aš sakau. Bet galbūt karantinas ir buvo mūsų visuomenės, mūsų pačių jau vos ne ant perdegimo slenksčio, nuo to greičio, nuo to visų įsisukimo. Tai buvo galimybė vieniem, kurią pasinaudoja vieni, o kitiem, aišku, buvo tai labai sudėtingas periodas vienareikšmiškai. Taip, bet tas iššūkį gali išnaudoti šiuo atveju ir kaip galimybė. Jo, jeigu neliesti tos temos, kad tikrai, sakykime, buvo ten tikrai sunkių patirčių, bet jeigu žiūrėt, kad buvo priverstinė galimybė pervertinti, o kas mano dienoje buvo perteklinis dalykas, o ko aš ilgėjaus, o ką norėčiau veikti. Tai vieniem tai galbūt buvo panika, kitiem kaip tik galimybė. Ir va čia yra, gyvenimas yra tas pats, o požiūriai mūsų skirtingai tą pačią situaciją ir išnaudojimas galimybių. Ir aš jau ir prieš karantiną šiek tiek ilgiau savo gyvenime, nes jau buvo labai gilus vidinis poreikis keisti. Tai aš jau ir prieš karantiną šiek tiek ilgiau kaip per karantiną. Mažinau dalykus, kurie atima iš manęs laiką, atima energiją. Ir didinau fokusą, auginau į tai, ką aš norėčiau veikti. Bet gal net nemažinai, o tiesiog, žinai, kaip yra toks geras žodis, optimizavai savo veiklą. Atsisakiau, ir ta prasme, labai paprastai. Tai viskas, taip. Šitoj vietoj gal ir įvyksta vidinis konfliktas, ar tikrai saugu taip daryti, o nepabandęs nesužinosi. Matau prieš save tokią, žinai, bičiulę vieną, tokią, griežtą, konkrečią, verslę. Ir jinai man sakytų, gerai, tai kiek man reikia laiko tada tam? Šitai savišvietai, satompoje, tai kiek man reikia laiko skirti? Žinai, čia aš tokia noriu gyvenimiškas tokias situacijas, net nebejoju, tikrai kontekste girdi iš bičiulių, iš moterų. Jeigu užduotum klausimą sporto treneriai, o kada aš jau būsiu tokia ir tokia, kokią noriu, ar ne?
Tai galutinį tikslą Tai žiūrėti. ar jį vardintų datą? Taip. Ne. Nes viskas labai priklauso nuo ko? Nuo mūsų minčių ir veiksmų, kuriuos kasdien atliksim. Tai va tada ir bus aiškiau, kada tas rezultatas. Kaip mes esam patys savo gyvenimo kūrėjai, bet galim pasitelkti kitų patirtį, technikas, įrankius, pasiekti greičiau tą savo norimą rezultatą. Ir netgi su neurografika nėra taip, kad tu ten atėjai, išsipiešiai ir ten iš banko milijoną pasiėmėjai, ar ten esi kažką jau naujo sukūręs, pasiekęs naujam savo kažkam amplua. Ne. Tai yra tiesiog resursų aktyvavimas ir žingsnių numatymas, ką artimiausiu metu gali daryti. Ir tada jau žinai, tiesiog gali susiplanuoti mažai žingsniais nueiti link to tikslo, o nenorimo rezultatą pasiekti greitai. Man atrodo, kad didžiausia laimė gyvenime yra mėgautis procesu. Čia labai svarbu irgi, mes turim ir tą dar apimti kaip mūsų objektą, ar ne? Nes jeigu mūsų smegenys turi tikslą kažkur, sakykime, nuvažiuoti iš Šiaulių Vilnių, labai paprasta, mes galim praskaičiuoti laikę. Ir tai gali vykti visokių dalykų. Bet jeigu, žiūrint, koks tikslas, ar ne? Koks tas noras? Taip. Savęs paieškom. Žinau, kad taisyklių nėra, bet savęs paieškom. Kada tinkamiausias laikas? Ryte, anksti, vakare. Dabar. Neišvengiamai, žodžiu. Ir tos, kurios žiūri, tai tikrai dabar. Bet tiesiog dabar, ar ne? Net nepataikiau, alternatyvos tokios nebuvo, bet taip gražiai. Dabar. Arba galima sakyti, kaip yra, kada geriausias laikas sodinti medį. Ten sako prieš 20 metų. Bet jeigu pasodinsi dabar, dar gali po 20 metų pamatyti. Tai jeigu ten viduj galvos kažkokią sėklytę kirba, kad aš irgi norėčiau kažką tokio ar tokio, kas viduj manęs yra. Tai va dabar, veiksmų planas, mintis, ateik išsipiešk neurografiškai, aptarkim, susidėliok savo viziją, minčių žemėlapį, pažiūrėk. Iš tikrųjų, jeigu, įsivaizduok, Audronė, jeigu galėtum pamatyti savo minčių žemėlapį grafiškai. Nežinau. Ar norėtum jame ištrintos abejonių takus ir nutiest, padaryti tos neuroninės jungtis. Įsivaizduok, kad tu tiesiog inžinierius ir realiai ką padarai, sujungi, sakai, o ką man čia ta papildomi keliai ir abejonių vingiai, ar ne? Ir viskas, įvyksta neuroninė jungtis. O tas, kai jeigu grįžti prie to, kad minėjai, kad moksliškai skamba, taip, tikrai yra daryti moksliniai tyrimai ir yra skanuotos žmogaus smegenys prieš sesiją ir po sesijų. Taip. Tai tas smegenų dalis aktyvuojasi, kuri atsakinga už mūsų naujas mintis, veiksmus, jungtis, aktyvuojasi. Tai tada tik tai belieka žemiškai ir per savo rankas įgyvendinti, ar ne? Žinai, Daiva, mūsų pokalbio metu labai jaučiau tokią gerą, teigiamą vibraciją, labai noriu tikėti, kad ir moterys žiūrinčios mūsų pokalbio, kažką, bent dalelytę tą pajuto, tą nuoširdumą, žinot, iš tikrųjų tai galbūt tą pažadintą stiprybę ir suvokimą, kad viskas yra mumise pačiose. Ir kad tas vėl atsiverimas, tas ieškojimas, vėl smalsumas, vėl tas noras su savim save išlaisvinti, save pagerinti savo gyvenimo kokybę konkrečiai kalbant, ar ne, kad tai yra labai pajutau. Labai geros mintis, labai geros energijos. Pabaigai galbūt pastebėjimai ir palinkėjimai. Porą, kokių tokių pagrindinių, ką galėtum užakcentuoti. Auginti pozityvų mąstymą. Ir tas sėti derlingas sėklas. Tegul skamba kaip metafora, bet būna įkvėpimo šaltinis mėgautis gyvenimu, kurti, daryti tai, ką mėgsti. Ir tada atsivers tą laisvę mylimai veiklai. Gausiai resursam aktyvuoti.
Tai čia labai, žinai, ir norėčiau tikriausiai užbaigti mūsų pokalbį tą Amžius privalumas. Ne, ta fraze, kuri mus ir sujungia, žinai, ir kuri rezonavo visą tą mūsų pašnekėsi. Man, kaip sakau, labai labai gera, kad daryti tai, ką mėgsti, laisvė. O mėgti tai, ką darai, yra laimė. Ir kai labai labai nori ir tuo pasitiki, visada atsiveria galimybės. Tiesiog stebėk ženklus. Tai ačiū labai žiūrėjusioms. Tikimės, kad jums pokalbis tikrai sužadino galvoje, širdyse ir jūsų sieloje tam tikrus impulsus, kurie paskatins veikti, paieškoti pokyčių savo gyvenime, kurio gali jums atnešti labai daug šviesos, naujų potyrių ir to nenumatyto potencialo. Primenu, kad jūs žiūrėjote ETA Plius, naują pašnekesių laidą Moteris 45+. Ir jei turite kažkokių tai temų, aktualių, kas jums įdomu, tai kviečiame parašyti ar į Mercy Beauty, ar į ETA Plius portalą su savo pasiūlymais, idėjomis ir tikrai stengsimės paieškoti pašnekovų, kurie galėtų įkvėpti, atsakyti jūsų klausimus šiomis jums įdomomis temomis. Tai ačiū labai. Dėkoju už pokalbį. Ačiū, Daiva.